Sveiki, mano mėly žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Algirdas. Praeitame epizode mes baigėme lygintis pievą, dalinai, ir dar šiek tiek pasikasime vandens tvenkinuką ir pasidarėme jame salą. O šiame epizode platinamės kelią, norime pasidaryti gražų įvažiavimą, kadangi Povilui dar šiek tiek liko laiko ir ridensime vieną didelį riedulį. Atsėskit patogiai ir mėgaukitės. Ir šiandieną jau oras labai šiaip savo. Bet galiu pasidžiaugti, kad vaizdelis jau visai gražus. To, ko ir norėjau, tai yra vėl tokie kaip du zuikiai vienu šūviu. Pirmas dalykas tai, kad Povilas, kai lygina žemės plotą štoje vietoje, jisai paruošė, kad ir ūkininkui, kuris pjauno žolę čia, būtų žymiai lengviau tvarkytis. Gaunasi visai geras ir sutekėjimo taškas, platėja, bet šiek tiek darbai buvo šiandieną pristabdyti, sulėtėjo, kadangi bevalant kelią, kabelį pasiekėm. Kabelis buvo dėtas dar prie mano tėčio ir kabelis buvo dėtas beveik kastuvo gylyje, gal net mažiau. Tada aš tikiu, kad technikos neturėjo, bet čia yra gana galingas kabelis įdėtas ir, sakykime taip, silpnokai įdėtas. Tai sakytas, su Povilu viskas sutvarkė, jį šiek tiek jo pakeitė trajektoriją tam, kad galėtų jį giliau pakasti. Povilui tai čia 1-2 iš karto padarė duobę, Sigitas įdėjo gofrą, nes dar gofras nebuvo. Bumt, ir kabelis paslėptas taip, kaip turi būti. O dabar dar noriu papasakoti apie vieną idėją. Parke yra toks labai didelis akmuo, tikrai labai didelis, kurio aš jau nepajudinsiu nei su technika savo, nei keturratis, nei ekskavatorius. Ir Povilas sakė, kad bus ką veikti net ir su šituo ekskavatoriu pajudinti. O tai yra mūsų didžiausias parko akmuo ir aš nusprendžiau jį perkelti. Jisai yra tokioje vietoje, kur visiškai žmonės neteina, pamiškėje, jau apaugęs medžiais ir nieks nebesimato. Tai mes tą akmenį bandysim atgabenti būtent čia, į Kamikadzės vietą. Man atrodo, kad čia visai tokia gera vieta. Atvažiuoju į parką, matai didžiulį akmenį, bet idėja tokia. Žemės, kurios yra už mano nugaros, turės atkeliauti būtent čia. Bandysim suformuoti kuo didesnį kalną ir ant to kalno uždėti tą akmenį. Ir kad būtų taip didingai, gražiai. Po to dar uždėsim aplinkui kokius didelius akmenis, bet čia jau gal ateityje. Dabar galiu papasakoti tokį kaip ir anekdotą. Kokį anekdotą? Dirbame čia tryse kažkada, tvarkomės. Jaunuolis ateina, sako, padėkit, užstrigau. O aišku, be problemų, mums nesunku padėti. Klausim, kur užstrigom, sako, čia pievo netyčia kažką. Gerai, ateinam, būtent jau čia atvažiuojant, žiūriu, jo mašina va čia stovi ir klausiu, tai ką tu čia darei? Sako, norėjau į parką važiuoti, sako, bet uždarytas parkas. Jo, bet vis tiek norėjau važiuoti. Tai va, aišku, ištraukiau, piktą pasidarė, policijai paskambinau, surašėme protokolą, viską, bet kas iš to? Padarysime tokį, nežinau, ravą, iškasimą. Bus keliai nutekėti, bet tuo pačiu bus ir toksai kaip kirtiklis, kur neleis pravažiuoti, jau su automobiliais. Net ir su džipais jau nebegalėsi pravažiuoti į parką. Kažkas sakė, tvorą reikia statyti. Galima, bet tvora yra brangu. Ir visai nemažas toks malonumas. Plius tvora trukdo šiek tiek gyvūniukam judėti, o aš gyvūniukam nenoriu trukdyti. Taip kad tegul jie juda, o duobę jie perlips, o mašina turėtų nepravažiuoti. Geras.
Sekanti diena ir beveik darbai prie įvažiavimo baigti. Negaliu atsigražėti, kaip yra gražiai padarytas šlaitas. Nebėra obels, gaila, norėjom ją persodinti, neišėjo, gal per gilę duobę padarėm, bet nieko nepadarysi. Nu, obelis laukinė, obeliai neskanus, o čia atsiras kiti medeliai. Pabandėm, suprantat, pabandėm, neišėjo, na, mes ar pabandėm, dabar bus geras malkas. Sigitas dabar valo kelią, čia šiek tiek apsipurnom, bet viską labai tvarkingai pasidarėm. Šitoje vietoje ateityje labai tikiuosi padaryti autobusų stojimo kaip tokį lanką, kadangi kai atveža autobusas į renginį ir čia sustoja didžiulė eilė, gaunasi, tada kamščiai, tada ir gyventojai skundžiasi, o čia dabar autobusai atvažiuos, galės taip kaip stoteliai važiuoti, paleis žmonės ir toliau važiuoti, apsisukti ir važiuoti arba į Molėtus. Na, arba galų gale čia galės būti kažkokia tai laikina stovėjimo aikštelė, nežinau, renginio organizatoriams, bet aš labai tikiuosi, kad tai bus tiesiog autobusų vieta. Na ir ten šiek tiek dar reikės gruntą užvežti, bet viskas su laiku. Čia nėra prioritetas, visa tai bus ateityje. Na, aš pats dabar stoviu ant kalvos padarytos dirbtinos, kurios ir turės būti akmuo, ne šitas, o labai didelis. Dabar Paulius užvažiavo porą kartų. Gerai viskas čia gaunasi, labai man patinka, kaip viskas gaunasi. O dabar bandysim jau važiuoti, traukti akmenį. Jeigu Povilas dar turės laiko, šiaip tiesiog nuvažiuosim pasižiūrėti, kas vyksta su tuo akmeniu, tai visai bus įdomu. Na ir palengva atvažiuoja Povilas su ekskavatoriu per pievą, kaip tikras žirgas, po truputį tai prisnoja. Na, mes dabar ateinam prie to akmens, apie kurį aš taip čia kalbėjau. Štai yra mūsų parko didžiausias akmuo, kol kas didžiausias, sakau kol kas žinot, būna kartais net kas į akmens ir bum, iškas ir randi. Nėra jis įspūdingai didelis. Bet, nu, čia jau technikos pajudinti jį reikia, tikrai. Sigi, prieik prie akmens, biškį parodysim, kaip atrodo. Šakas. Nu, nemažas, bet tik mane labiausiai erzina va šita dalis. Čia yra skilimai, aš ieškoti, bijau, kad jisai gali... Aš sakiau, raudonas akmuo ir aš bijau, kad jisai sutrupės. Nu, sutrupės, tai sutrupės. Garselė. Ką? Jo. Skylės? Labai. Kur pas save? Ai, labai skylės akmenokas. Labai. Taip akmuo ir išvažiuoja. Jo, greičiausiai.
Na ką, panašu ir viskas. Dabar atvažiavom jau iki čia. Ir kadangi temsta ir jau darbo pabaiga, tai paliksim čia, o rytoj jau užbaigsim ir užvešim viską ant kalniuko. Ar sunku buvo? Man ne. Tau ne. Labai gerą darbą padarai. Labai gerą darbą padarai labai greitai. Stengiuosi, tik dėl tave. Tik dėl manęs. Tik dėl manęs. Sekantis rytas ir pamažu keliaujame su savo didžiuoju akmeniu į jo poilsio vietą. Ir dabar, ką aš pamačiau, atlūžo Dantė, traukis Dantė. Šiek tiek akmenukas jau aplūžo, šiek tiek ir kelias operuojasi, bet dėl kelio neperginam, vis tiek jį tvarkysim, dengsim. Svarbiausia, kad po to galėtume ramiai išvažinėti. Oba, nu va, atlūžo šiek tiek akmenuko. Akmuo nelabai atrodo nori kilti. Gali būti, kad per statų šiek tiek yra. O gal ne tiek, kiek per statų, o kiek yra per minkštą dar žemę. Tai bandysim, žiūrėsim, kiek maks galima, kiek išeina. Gal pamažinsim kalniuką visgi. Štai taip, pagaliau akmenukas kyla. Taigi, pagaliau, akmuo yra vietoje, taip, kaip norėjau, viskas pavyko ir kalnelis gražus yra. Iš tikrųjų, gal per kamerą netrodo taip didingai, bet dabar atrodo nuostabiai. Tiesiog esu žiauriai patenkintas rezultatu. Taip ir norėjau, kad būtų. Na ir dabar Povilas suformuos kalnelį gražų, tam, kad galėtų augti žolytė. Ir tam, kad galėtume nesunkiai ją apšienauti šitą kalvą. Sulyginta, sulaižyta viskas, dabar lauksime, kol žolytė ataugs. Per kamerą nepasakyčiau, kad labai didelis akmuo, bet jisai didingai atrodo, gyvai jis tikrai labai didingai atrodo. Per telefoną čia fotografavau, nelabai toks didelis. Nu, priėjus, tikrai ir nuo vartų įvažiavimo, ir nuo čia priėjus, atrodo labai fainai. Tai gerai pasistatė, labai ant geros formos, dabar reikia tikėtis ir laikyti špygas, kad nenukris jisai ir nesusmegs, bet tikiu, kad nenukris. Tai va, labai puikus operatorius, žiauriai gerai išpildo visas mano idėjas. Tai va, jeigu molėtose, tai tik tai čia, tik tai pas Povilą. Tikrai labai patenkintas esu. Taigi keliauja kioskas į savo vietą, dabar ją statysim prie lempivės, kaip ir minėjau, tai bus sandėliukas. Šiek tiek įdomiai pasikėlė, lūžo, bet mano nematė. Stengiausi čia rankom vienas traukti tos rasas. Dabar va, paimsiu rankytę, patrauks viską. Būtent tenai ir už kaušo maždaug stovės kioskelis. Be problemų patraukė.
Dar varom į mane. Na, o kioską pašalinus pradedame lygintis vietą naujajam kioskui. Teko atsisveikinti su dviem obelim. Viena buvo visai nebloga, bet jos buvo kamienas tada prapūvęs. Nu, kita visai buvo išpūvusi. Labai lengvai net nusivertė, tai gaila, nieko nepadarysi. Nu, o dabar dar kas atsidengia, tai eglutė. Tai čia gal galėsim kokiai nors progai pasipuošti, pavyzdžiui, kalėdom. Šiaip gera idėja, gera. Atsiveria vaizdas. Aš manau, čia, kai dar kioskas viskas matys, pasidarys, bus labai fainai. Prieš porą dienų atkeliavo štai tokie dalykėliai, tai yra 3 pusių vožtuvas, kuris dedasi štai čia ant padarytos tokios kišenėlės ir leidžia lengviau keistis hidraulinio skysčio kryptis, nenuminėjant šlangų pastovi pirmyn atgal. Tai toks nedidelis patobulinimas, bet turėtų staupyti tiek laiko ir jau šiek tiek užtikrinti švarą pačiame ekskavatoriuke. Pasidaroma atnaujinimą, dar nepatestavau, kol kas variklį tikrai šildau. Tikrai atrodo kaip ir turėtų būti. Įdomus dalykas, kad paprastai kinietišką ekskavatoriuką perkant turi būti šitas, bent jau komplektuoja. Tai arba mūsų pardavėjas iškomplektavo, arba jisai tokius gavo. Bet kokiu atveju, tai visas naujimas kažkur apie 120 eurų kainavo, 100 kainavo patys šitie susiuntimų. Ir dar ten žarnelės pasidaryti, perėjimus. Ir kaip ir viskas gerai, viskas pabaigta, tik tai paskutinio, ko reikėtų, tai apsaugos šitam, kadangi kai nusiemi šitą kaušą, lieka atvira skylė. Tai jie vietoj neturėjo uždengimų, reikės gal Vilniuje kažkur nulėkti, nusipirkti. Lapkričio 24 ir panašu, kad atėjo žiema, bent jau atrodo, kad po truputį spardasi. Šiandieną, pirmadienis, labai neapsikraunam. Pagalvojau, kad pats laikas pasibaigti lempybę. Pasibaigti tai turiu omeny, kad konstruktyvą reikia susirinkti. Mes jį čia prieš kelis mėnesius apsiardėm. Jis buvo platesnis, bet man pasirodė, kad yra veltais toks platus, tai dabar pasisiaurinom, susimažinom per 2,40 m ir dabar darysim vieną švaitį stogą, kad visas vanduo bėgtų tenai, apsikalsime šonus, o priekis bus padarytas atviras. Mano tikslas dabar yra pasidaryti va tokią pat konstrukciją einančią čia, tik tai štai čia ir ją pakelti ant 30 cm. Viskas keliasi labai paprastai su tokiais metaliniais kubeliais. Vėlgi, tai nerealios konstrukcijos, su kuriom gali labai daug ką pasidaryti. Jos nėra labai sunkius, bet kai jau tokia didelė dešra susijungi, ganas tokia sunkesnė. Susisukau. Reikia pamėginti visą dešrą dabar pastumti nuo savęs. Į pagalbą ateina štai tokie darželiai. Prisiveršim vieną galą, kad jisai nenubėgtų. O tai va. Irgi antrą virvuką pririšiu. Čia buvo viena. Taip užtikrinsiu, kad nepabėginės. Tai dabar dviese greičiau padarysim. Būčiau su dvirvė viens pritraukęs, tai pabit truputį. Gerai. Praktiškai reikia varžtus dėti ir viskas. To jau.
Štai taip ir baigiau rėmą. Nieko čia daug nebuvo iš tikrųjų. Susikytų iš vis greitai pam pasidarėm. Nu, dabar beliko pasidaryti tik tai trikampinius laikiklius. Tai tikriausiai iš vamzdžio susivirinsiu ilgesnį tokį vamzdį, kad jisai būtų, nežinau, trikampį reikia sukurti. Tai įsivaizduoju, kad nuo to taško iki čia kažkur atvesiu ir prisivirinsiu. Tik tai galvoju, gal pasidaryti ant varžtų, kad galėčiau, jeigu reikėtų, nusardyti, arba iškart susivirinti ir jeigu norėsiu, nusipjausiu, kada reikės. Pradėjo nejokiais pūstyti sniegą. Nu gerai, nepūsto, bet jau pradėjo snigti ir šiandien pranašauja apie 15 cm šlapio sniego. Šiaip nėra baisiai daug, bet šlapias sniegas pavojingas stogam. Pagaliau turime malkinę elektrą. Trifazis pravestas. Padaryti kirtikliai, rozetės, 2,5 kabeliukas. Dabar daromės įžeminimą malkiniai. Įsikaliam strypą į žemę, visus 5 metrus. Nu, kažkur jo. O čia pakampukė. Tai užtrukom įkalti, visai nemažai. Nu ir toksai juokingas gal žemenimukas, bet gerai, jisai veiks tikrai. Tuo pačiu galvoju, gal reikia dar pakrapštyti ir ekskavatoriuką. Tai ką noriu pasidaryti, šitoje vietoje privirinti metaliukus tokius ir užsidėsim LED lemputės. Štai tokias. Šiek tiek šviesos daugiau duos, ne kosmosas, bet darbui bus geriau. Štai tokį labai paprastą elementarą jungimėlį pasidarom. Na, štai čia taip turime varžtuką. Jis prasikiša paukšt ir viskas. Štai tiek žinių. O taip ir lempa kabo. Tingėjom nešti. Tai va atsivežėm. Šiandieną antradienio popietė, gana žvarbi, šalta. Tai vėl grįžtame į mūsų pamėgtąją malkinę ir šiandieną darysime virinimo projektus. Turime šiek tiek metalo, atsivežėm. Pasidarysim supynės, pasidarysim naują baimės faktorių. Šiaip labai fainas ir įdomios supynės, apie jas papasakosiu. Na, gal net tokias labai unikalias. Primena tokias prie restoranų būna. Vaikams skirtos, bet čia pas mus yra tokios ir vaikam, ir suaugusiems, žodžiu, ir tie, kas nebijo, kurie įsivaizduoja, kad yra labai drąsus, tai jas galima išbandyti tikrai. Na, įdomus labai jausmas. Dabar jos atvežtos. Čia turim tokių projektėlių, planų. Tai kiekvienais metais nusėrdam, atsivežam, prasitikrinti visas siūlės virimo, kadangi tikrai nemažą krūvį gauna. 20 metų turint šias supynės, šiaip supynėm yra daug daugiau metų. Jos buvo naudojamos, kai buvo atidaromas Akropolis, prie kiekvieno įėjimo buvo šios supynės. Na ir žmonės apsirengę tokiais kostiumais dalindavo skrajutes. Na, dabar pas mus Žuvario parke tai yra tiesiog tokia smagi pramoga, supynės, kurias tikrai labai rekomenduoju išbandyti. Idėja yra pasidaryti dar vieną va tokią supuoklę. Ir kai pasidarysim, nuvešim į siuvyklą ir norėčiau, kad ta būtų apsiūti kraštai, nes skauda suptis, kai kūnas remiasi. Aš tai nežinau, aš tai nejaučiu, aš taip įsipatoginu, gerai atsisėdu, man neskauda, bet kai kurie pirmąkart supasi būna įsigandę, bijo šiek tiek, tai jiem taip suptis ten ir užpakalį prispaudžia ir rankas. Tai jau atidėję tą žiedą ir va čia šitas dalis, kur žmogus remiasi, apsiūti minkštu kažkokiu tai audiniu, oda kokia, gal net kaip sėdinių, pavyzdžiui, ant keturračio yra persiūta, va to tokia yra, kur nebijo lietaus, vandens, nes minkštinimus tikrai esame dėję, bet tie minkštinimai labai laikiniai būna, nes jeigu, pavyzdžiui, savaitę gerai kaitina, tai tiesiog sukietėja, suminkštėja, sukietėja, suyra, sutrupa ir kas būna. Nu ir nueina jisai. Dar čia tokių dalykėlių pagrebiau. Eina savo šitų taip reikėjo senai, tai pasikreipiau. Tikrai labai geras dalykas, jeigu ilgesnį dalyką, pavyzdžiui, kai mes dabar pjausim metalą, tai pasiemi, pareguliuoji, pakeli ir jau iš karto patogiau su didesniu, ilgesniu metalu dirbti. Taip pat nusipirkau metalo
šitam medžiui noriu padaryti tokias 3 didelės šakas, kadangi mažų šakelių dar turim, tai pabandysim susivirinti, pasidaryti ir tikriausiai, kad turėsim fainą medį. Pabaigta. Norėčiau jau 2026 metais šitą medį būti pasibaigus pavasarį. Tai žiūrėsim. Šiaip čia visas potas bus mega perdarytas. Taip. Tai dar vienos staklės, kurios turėtų pakeisti ir pagreitinti mūsų procesą. Irgi labai nebrangiai. Jau kiek papjaušiau ir kiek išbandžiau, tai visai fainai ir gerai pieno. Esmė, kad reikia kartais to tikrai lygaus pjūvio ir su gambiniu šlifuokliu ne visą laiką gaunasi padaryti tą pjūvimą. Tai va, irgi turėtų būti visai geras pagalbininkas šiemet mums. Kur čia yra, ne? Aš iš vis galvau bandyti prisivirinti ir kalti palei tą. Taip, tuk. Dabar mūsų tikslas yra vat, būtent šitą metalo strypelį padaryti į tokį žieduką. Davė čia kontaktą, kur važiuot molėtųsi palankstyti, bet sakau, kol nuvažiuosim, kol ką, patys susilankstysim. Ne. Tik tai. Jei. Nežinau, ar kiek bandyk stipriai uždengti. Prisilankstėm mes tą metaliuką tokiu keistu būdu. Dabar mano idėja yra tiesiog vat, prisivirinti vat, prie šitos konstrukcijos tokį tvirtesnį ir palankstyti. Reikia Vaidotui duoti išlenkti. Vaidotui jo, Vaidotui su kalvė. Ai. Gerai. Lūžai mane. Visgi antras bandymas. Pirmasis bandymas gavosi šiek tiek prastai, kadangi per daug užsilenkė ta vieta ir dabar daugiau laiko bus tikriausiai viską va taip lyginti taisyti, negu iš naujo pabandyti. Nes vat, pažiūrėjau, dešinė pusė, nu, beveik idealiai. Kairė tai beveik lėktuvo vairas toksai. Ne, vienam nieko. Pavirint? O. Давай держу. O, dar biškį? Tuoj, aukščiau biškį. Važiuok. Ir viskas. Labai puiku, antras raundas. Štai taip gaunasi. Čia tas blogesnis variantas. Čia tas geresnis, bet kiek čia geresnis. Ne, šlifuosiu, gal dar biškutį pakalsiu ir turėtų būti gerai.
Na ir dar vienas naujas perkinukas, tai yra plazmos pjovimo staklės, lazeris taip išeinantis. Aišku, pirkta iš parduotuvėlės, pirkta papigiai. Visi spalvą žinote, iš kur čia gali būti pirktas toks dalykėlis. Bet pabandysim, patestuosim. Norėčiau, kad jisai veiktų. Šiaip niekada nepjoviau, reiks pasižiūrėti, kas čia gaunasi. Taigi du gabaliukai įsipjaustyti, yra pliusų, yra minusų, nes pabandžiau su kampiniu šlifuokliu. Su kampiniu šlifuokliu viskas yra lėčiau, bet tiksliau, gražiau. Na, o čia lyginant tai labai greitas pjovimas, bet labai kreivas. Dabar šitas plokštas reikės suvirinti ir tada mes jas apsivalysim, pasilyginsim, kad jos būtų šiek tiek lygesnės. Dabar yra idėja įsipjauti apvalų tokį gabaliuką, tai einu pasižymėsiu, įsipjausiu. Gerai, reziumuojam. Tai 12 minučių išpjauti šitą žiedą. Kažkaip ilgokai užtrukau, tikėjausi greičiau. Bet vienas dalykas su šalmų virinimo, kai užtemstas stikliukas, nelabai matai, kur pjauti. Tai šiuo atveju norėtų tiesiog turėti tokius akinukus, jeigu žinot, kur steampunkiniai tokie yra juodi apvalūs. Tai juos susidėjus turėtų geriau matys, ne taip akintų. Šiaip be stikliuko gali pjauti, bet kai atkeli, tada labai ryšku būna. Tai storas metalas, gal šitas plazma pjūklas nelabai gali prapjauti tokio, nors prapjauna, viskas tvarkoj. Plonesnį metalą žymiai lengviau pjauna. Ir dar stoka patirties. Gal pasigausim, manau. Okay. Dar nupjaunam. Štai tokie vargonai. Tikrai taupo laiką, žymiai greičiau su tokiam staklytėm pjaustytis. Tai labai rekomenduoju, kas dirba su metalu, tokias staklės iš karto taupo laiką. Ir ne tik, kad greičiau pjauna, bet ir tiksliau pjauna. Su kampiniu šlifuokliu taip nupjauti, turi būti labai geras meistras, arba turi labai sektis tau. Tai taip. Na ir dabar į galiukus įdėsime tokias detalės. Per čia didelis karabinas kabinsis, kuris bus surištas su virve. Ir sezono pabaigoje, kai nebenaudosim, galėsim nusiminėti supinės tas virvutės, kėdutės vadinamas. Štai turim visą agregatą, suvirintą, sušlifuotą. Užsidengiam viską gražiai. Na, visai nemažai čia dujų, vėlos, visko, metalų išėjo. Šiaip ir nėra baisiai lengvas. Bet manau, kad bus gerai. Turėtų būti gerai.
Na va, Sigitas išpjovė šiandieną nenaudojant plazmos, naudojant kampinį šlifuoklį, sunaudota 2,5 diskelio, išpjauta dailiai lygiai gražiai, po velnių kam ta plazma reikalinga iš viso tuomet. Tokį kvadračiuką išpjausiu su plazma per pusę minutės, na, Sigitas 1 kvadratą per 5 minutės išpjovė. Taigi Baimės faktorius jau po truputį gauna formą ir galiu pasakyti, kad pirmą pusdienį virinau aš ir kažkaip šalta pasidarė. Tai tas, kas virina, yra šalčiau, tas, kas juda, pjausto, tam šilčiau. Dabar stengiamės virinti taip segmentais ir kad neperkaitinti spyruoklės. Aš kaip supratau ir girdėjau ir prisižiūrėjau, kad negalima perkaitinti spyruoklės. Na tai tas stengiamės ir daryti dabar. Na, beveik spyruokliai pabaiga. Baimės faktorius pagrindinė dalis padaryta. Štai tokia siūlė Sigitas nutėpė. Čia yra viduje ir ant viršaus padaryta. Ir dar iš vidaus yra pravirinta. Ne visur, matau, bet čia gal Sigi pasieksim, kaip tu manai, ar nelabai jau? Nu, čia ar neverta? Galima šiek tiek. Biškutį pataškuoti reikės ir viskas. Na, šiaip įdomiai atrodo šitais tokį iš Lego ar kažkokį žaidimą, iš Beisidžo, va. Tai geras. Gal. Oi. Ai. Kažkaip pasidarom, kad jis nebūtų va, per vidurį. Ir čia. Bet tai čia pagal žiedą koreguoji. Tai nepadėk, nežinau, ką daryti. Lengva. Žiūrėk. Šitas, ne? Ne, šit per daug. Ar kur galas? Tarsi, čia galas. Čia priekis mūsų. Tai čia jau priekį vos ne. Beveik. Tai tau šitų reikia ten. Čia gal jau gana, Čia žinau. jau galas, bet Jaučiau. Galas tai žiūrėk iš vis siauras. Galas vos. reikia. Jo, paparė. Gerai. Gal Dabar kaip tik susigytų darom ir mūsų originaliuose yra išlindę va tokie speniokai. Tai kam jie mums reikalingi? Nereikalingi, jie visiškai reikia. Reikia vos neimt, traukti ir virint. Jo. Toliau jau iš eigos. Nu, supiesi jau. Jau nesvarumą pajaučiau. Ypač pačiau. Na štai Baimės faktorius beveik į pabaigą. Padarėm šiek tiek platesnį, liko dar užsivirinti visus galiukus. Tai pastebėjom, kad žymiai fainiau yra lipti taip, tai o šitas dalis irgi nusipjausime nuo senųjų, kad galėtume sutvarkyti. O bendrai Baimės faktorius beveik baigtas. Erdvesnis. Šiek tiek metalas iš plonesnio profilio, bet pats profilis yra storesnis nei gonas, tai aš manau, kad tvirtumo tikrai čia nepraras. Na ir ką, beliko tvirtinimo taškus virvutėm pasidaryti, rankenas ir bus baigta. Na ir dar prieš pabaigą pasidarėm štai tokį
dalykėlį. Tai yra 2 seni batutai, kurie sulūžo, kai kurių nebelaikė spyruoklės, išlūžo laikikliai. Na ir šiaip čia tokie gal pigesni tie batutai buvo. Labai daug ir nesitikėjau šito namo. Tiesa, iškart pasakysiu, žiemą mes visai sandėliaudavom, nelaikydavom lauke. Kiek išėjo, tiek išėjo įsaugot. Galvau mesti laukan tą metalą arba suvirini 2 žiedus tarpusavyje. Turiu dabar seną labai storo tokio aliuminio kabelio. Jisai gana ilgas. Tai va taip, čiuk, pasidaryti linijas, susipinti ir gaunasi voratinklis ir kažkur pakabinti. Šitą konstrukciją lengva. Galėčiau vienas tikrai laisvai pakelti. Arba įkasti žemę ir padaryti tokį kaip portalą, lyg praėjimą. LED juostą padarai, dar kokie lemputės. Žodžiu, galimybių yra daug, bet vis tiek laikysiuos tikriausiai prie voratinklio. Pakabinsi miške. Juk žinot, kad nemažai žmonių bijo vorų. Bet ar jūs pagalvojat, kad vorai bijo jūsų? Ir Sigitas pasibaigė voratinklį. Čia yra padaryti iš senų aliuminių kabelių. Ar per kamerą matosi tas voratinkliukas. Vėlgi, čia bus pakabinta į kokių 4-5 metrų aukštį. Šita konstrukcija yra lengva. Tikrai, ją galėčiau vienas pakelti. Tai ją pakabinsim tarp medžių. Jau turiu idėją kur. Ir dar turim tokį voriuką, kurį suvirino mano brolis. Tikėsi pakabinti kažkur šalia. Paprastas eksponatas, kuris pusdienį užėmė, gerai, visą dieną užėmė, bet čia yra panaudoti seni batutai. Jėga, aš irgi džiaugiuosi, toks paprastas, lengvas, fainas eksponatas. Tai štai čia ir baigsiu šį epizodą. Jei patiko video, paspaus patinka, prenumeruok kanalą, na dar gali kokį komentarą parašyti, o mes jau susitiksime kitame epizode. Iki!